Nu, vaikinai, kai sakau, jaučiau prieš rungtynės, kad labai užvedinėti nereikia, nes suprato varžybų svarbą. Tikrai ne ta komanda, kur turi būti 11 pozicijoje. Ir išėję nuo pirmų minučių davė tonusą. Džiaugiuosi, kad krito įvarčiai, nes turėdavom ir beveik visose rungtynėse tikrai neblogų momentų, bet kažkaip su realizacija strikdavom. O šiandien tikrai daug gražių įvarčių įkrito ir, sakau, komanda sužaidė labai solidžiai. Kuo skiriasi pirmas nuo antro kėlinio? Sunku pasakyti, gal vaikinai pajuto žaidimą. Antras dalykas, įkrito antras įvartis, kuris turbūt atpalaidavo komandą ir jie pradėjo drąsiau žaisti. Tas atsirado laisvumas atakoje, kas davė įvarčius. Tai tiek. Tai paskutiniai labai gražus įvarčiai. Nu, Aurimas, sakau, žinom, kad turi labai gerai precizišką smūgį, tai labai džiaugiuosi už jį, kad jisai įmušė. Kad, sakau, jam labai reikėjo to įvarčio, nes jisai čempionato per 10 rungtynių, sakau, tikrai turėjo panašių nemažai momentų, bet nekrito įvartis, tai gal tadės pasitikėjimo grįž senasis Aurimas su tuo piktumu, kur padėdavo komandai ištemti rungtynės. Bet, sakau, labai galiu pasidžiaugti ir Dovydu Durkteniu, kuris jaunas vyrukas atsistojo atraminių saugų, irgi neprarado praktiškai nei vieno kamulio, daug dvikovų laimėjo. Tai, sakau, labai džiaugiuosi už tokius vaikinus, vienas kitas, Paulius, kaip atsirado trijonis, tai dešinėje pusėje gynyboje labai solidžiai žaidžia jau antras rungtynės. Tai tikiuosi, kad tie vaikinai, kurie įgauna tos praktikos, kad jie su kiekvieną dieną tik tai stiprės ir tai padės komandai ir duos naudos. Tai vadinasi, bus ir daugiau įvarčių. Aš visą laiką džiaugiuosi, kaip buvęs gynėjas, kad kuo mažiau prasileistume, bet jeigu dar bus prie to pačio įvarčiai, tai dvigubai džiugins.